sveikinamės su jumis nuotolinėme seminare, kuriame apžvelgsime tokią pasirinkome temą naujausios tendencijos, slaptoji dirbtinio intelekto pusė ir kritinio mąstymo ugdymas. Aš esu Rita Šukytė, atstovauju asociaciją Langas į ateitį ir šį susitikimą mes organizuojame neatsitiktinai. Šį susitikimą mes organizuojame kasmetinės akcijos, kuri tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje vyksta jau 21 kartą. Tai saugesnio interneto diena ir saugesnio interneto savaitė metu. Ir ši akcija yra skirta tam, kad nepaisant to, kad apie saugų elgesį internete svarbu kalbėti kiekvieną dieną ir svarbu internete elgtis kasdien saugiai, tačiau tokios dienos proga visas pasaulis, visa Europa dar kartelį visi kartu vienu metu apie tai kalba, kad šita žinia pasklistų dar plačiau. Šiandieną mes užtruksime apie 1,5 valandos. Ir mūsų susitikimas susidės iš kelių dalių. Tai pirmoje dalyje pakviesime būtent šios transliacijos partnerio atstovą. Kartu organizuojame transliaciją su Baltimax ir ESET Lietuva. Tai Lukas Apinis mums papasakos daugiau apie dirbtinį intelektą. Dirbtinis intelektas yra tie žodžiai, kuriuos girdime tikrai dabar labai dažnai ir kuo toliau, tuo labiau. Tai mes paliesime dirbtinio intelekto tą pusę, kuri yra susijusi su saugumu internete ir būtent jisai mums plačiau papasakos apie tai, kokia yra dirbtinio intelekto raida, ką jisai reiškia saugumui internete ir taip pat pasidalins netgi keletų pavyzdžių apie įdomiausius dirbtinio intelekto nusikaltimus. Antroje dalyje turėsime pranešimą labiau galbūt skirtą tiems, kurie organizuojate edukacinės veiklas tiek moksleiviams, tiek suaugusiems. Ir mes norėsime pasidalinti medžiagą, kuri yra parengta ir kurią tiesiog galima ir imti ir naudoti įvairiausioms edukacijoms. Jeigu gerai matote, ar ne, šitame programėlėje šitoje tokio dalyko kaip pokalbių langas, kur visų dalyvių matytume klausimus nėra, tačiau klausimus pranešėjams vis tiek labai kviečiame užduoti. Dešinėje pusėje matysite tokį žodelį questions, tai jį paspaudus atsidaro langas, kuriame būtent galite rašyti savo klausimą, jį mums užduoti ir po kiekvieno pranešimo mes būtinai tos klausimus pamatysime ir perskaitysime ir į juos atsakysime. Dar kadangi matau šiek tiek besijungiančių, tai gal tada dar kartelį prieš pradžią aš dar kartą noriu ir pasisveikinti ir padėkoti su tais, kurie prisijungė dabar. Ir tikrai labai smagu, net nebejoju, kad su dalimi iš jūsų matomės ne pirmą kartą, tiek akcijų metu, tiek įvairiausių renginių metu. Tačiau taip pat labai smagu matyti ir tuos, su kuriais galbūt susitinkame ir matomės pirmą kartą būtent šitame renginyje. Tačiau tikiuosi, kad tikrai bendradarbiausime ne paskutinį. Tai manau, kad judame tuomet toliau. Tai pirmiausiai, pirmoji renginio dalis yra būtent apie dirbtinį intelektą ir apie slaptąją jo pusę. Ir perduodu žodį Baltimax kibernetinio saugumo inžinieriui ir ESET Lietuva ekspertui Lukui Apiniui. Prašom, Lukai. Tai sveiki, tikiuosi gerai girdite ir matau dar vis didėja skaičius prisijungusių, bet manau visi tikrai spės pamatyti viską įdomaus. Galim pradėti. Tad apie dirbtinį intelektą ir bus šiek tiek daugiau nei dirbtinio intelekto ir apie atakas prie Lietuvoje. Realūs pavyzdžiai, kaip naudoja programišiai arba hakeriai įvairius laiškus ir bando išvilioti iš Lietuvos gyventojų, dažniausiai, sakant, finansinius duomenis ir taip pat pačius prisijungimus ir pinigus. Ir jeigu turėsit klausimų, yra jūsų programėlėje, šitai programėlėje būtent funkcija yra questions ir tada galite užduoti čia klausimus. Pristatymo pabaigoje mes jums atsakysime į užduotus klausimus. Ir kaip tik klausimas kilo, labą dieną, ar bus webinaro įrašas? Taip bus ir mes pasidalinsime, kai šis webinaras baigsis. Tai tikrai nepraleisit, pamatysit viską ir klausimus taip pat nepamirškite užduoti.
Taigi, matau, jau daugelis prisijungia, judam toliau, galime pradėti. Tai kalbant apie dirbtinį intelektą, dabar, aišku, yra labai daug reklamų, sakant, naujienos su dirbtiniu intelektu atsiranda, tačiau dirbtinis intelektas iš tikrųjų jau pasaulyje buvo, arba mašininis mokymasis, kitaip kalbant, buvo seniai naudojamas. Didieji gamintojai kaip Google, Facebook ar kiti jau seniai naudoja dirbtinį intelektą apdoroti didžiulį duomenų srautą. Tie patys algoritmai, kas pamatys naujienas, viskas jau seniai buvo naudojama. Tie patys išmanūs siurbliai ir automobiliuose jau yra naudojama ta technologija daug seniau. Tačiau, kaip sakant, jau keli metai iš eilės matome, jis tapo prieinamas viešai. Ir kaip žinote, atsirado ChatGPT ir kiti modeliai dirbtinio intelekto, kur yra pasiekimi bendrai visai visuomeniai ir mes galime patys dabar jau bandyti ir naudotis jį. Seniau buvo tik, kaip sakant, uždara sistema, kai tik gamintojai įdeda į savo produktus tą funkciją ir jiems padeda tai veikti, tiems sprendimams. Kalbant apie raidą, tai kaip matome, ChatGPT modelis, ar GPT tiksliau pats modelis dirbtinio intelekto buvo 2018 metais išleistas, o jau trečioji versija buvo 2019. Tada, žinoma, ir Google kartu pradėjo kurti savo modelius, o 2018 metais irgi pamatė, kad vyksta tokios naujienos ir būtent taip pat bandė neatsilikti. Ir kaip matome dabar, praeitį metai, 2023, yra GPT-4 dirbtinio intelekto modelis, kur pakankamai daug ką gali atlikti. Taip pat parodysim, ką galima atlikti su dirbtiniu intelektu ir kaip apsisaugoti ir kokių duomenų neišsiųsti dirbtinio intelekto sistemas. Tai va, o kalbant apie mūsų antivirusinę apsaugą, labai trumpai, irgi buvo pradedame eksperimentuoti jau netgi 1997 metais, nes, kaip žinom, antivirusinės gamintojais į mūsų antivirusinės serverius atkeliavo labai didžiulis srautas duomenų. Ir tuos visus įtartinus failus masiškai reikia apdoroti. Tai neįmanoma būtų kiekvieną failą patikrinti dokumentai įtartinai žmonėms, nes tai labai daugybė tūkstančių ir ateina labai daug, didelis kiekis. Tai kaip ir žinom, kaip ir pačioj pradžioj paminėjau, kad tas mašininis mokymasis arba dirbtinis intelektas jau buvo naudojamas daug anksčiau ir jį treniravo daug anksčiau, kad būtų įmanoma susidoroti su dideliu srautu duomenų. Ir apklausa rodo apie saugumą. Būtent ES apklausa parodė, kad vis dėlto reiktų kruopščiai valdyti dirbtinio intelekto plėtrą, nes tai, jeigu bus nevaldoma, gali tapti labai nesaugu. Ir parodys atveju, kai dabar jau pakankamai nesaugu, tam tikri dalykai, kai yra apgaudinėjami žmonės ir imituojami veidą pakeičia ir apgauna taip pat. Tai pamatysit ir pavojus, kaip jau dabar naudoja jį. O pažeidžiamumai spragos su dirbtiniu intelektu. Kaip matome, pradžia ChatGPT kūrėjams kainavo šiek tiek brangiai, nes tik startavo oficialiai jų projektas, juos buvo įsilaužta ir buvo paviešinta 100 000 prisijungimų vartotojų. Tai pradžia, sakykime, sudėtinga, bet jie toliau tobulina savo sistemas ir jų produktai toliau išeina naujas versijos. Privatumas. Labai svarbu, jau nuo pat pradžių noriu paminėti, kad naudojantis bet kurio dirbtinio intelekto sistema, modeliu, kad ir tas pačias GPT, negalima ten įkelti privačių duomenų, nes, kaip matote, tas pats gamintojas Samsung uždraudė savo programuotojams, savo įmoniai naudotis tokiais įrankiais, nes programinį kodą programuotojai bandė sutvarkyti pasinaudojant dirbtiniu intelektu.
Ir kaip žinome, dirbtinio intelekto modeliai dažniausiai dabar šiuo metu nelabai turi daug privatumo atitikimų ir yra dar spragų, kaip tas, kaip sakyti, kodas, kurį mes įdėjom pasitikrinti, ar nėra spragų, jį gali parodyti kitiems vartotojams. Tai tas super duper paslaptis, ką mes bandėm patikrinti, gali būti parodyta kitiems vartotojams, nes jis taip mokosi. Mes kažką įdėjome, jis išmoko ir kažkas kitas klaus, kaip padaryti man tą funkciją ir parodys jūsų slaptus duomenis. Tas pats yra su asmens duomenimis. Negalime dėti asmens kodų ir kitų svarbių savo duomenų ten, nes galime juos, kaip sakant, prarasti, nes jis taip mokosi. Viską, ką duodam, jis mokosi. Ir tikrai nerekomenduojame to daryti. Bet parodysiu, kaip galim teisingai naudotis ir saugiai, kad neprarasti duomenų. Ir taip dar vienas dalykas, irgi dar vienas paties projekto spragos, kai galima buvo pamatyti kitų vartotojų susirašinėjimus, to pačiu ChatGPT, ko jie užklausė, kokius duomenis nusintė. Ir dėja taip ir įvyksta, kad irgi buvo įmanoma atskleisti, ką jie darė su šita programa. O nusikaltimai. Dabar iškart prie reikalo, nusikaltimai ir pamatysim, kaip hakeriai, programišiai naudojasi dirbtiniu intelektu. Ir finansai. Viskas prasidėjo suklastojus balsą. Jeigu mes turime nemažą dalį balso įrašų to žmogaus, mes galime su dirbtinio intelekto pagalba nukopijuoti balsą ir viską, ką mes parašysime, jeigu tekstą parašysite, dirbtinis intelektas gali atkartoti to žmogaus balsu. Jau dabar egzistuoja tokie puslapiai, kur galime pasimti žinomo žmogaus balsą, aktoriaus, bet jie dažniausiai jau nėra jau gyvi, tikri, bet galim pasimti to žmogaus balsą ir mūsų tekstą parašytą jis atkartos. Tai čia ir buvo panaudota, aišku, blogiems tikslams. Impersonavo boso balsą ir Dubajaus investuotojai iš turtuolių Dubajaus būtent išviliojo 35 milijonus. Kas dar? Tai yra kitaip deepfake'as. Deepfake'as yra, kai veidą pakeičia. Pakeičia veidą, tavo veidą gali pakeisti kitas žmogus. Ir naudoja būtent, kaip sakant, reputacijos gadinimui. Ir pavyzdys, šiuo atveju pateiktas pavyzdys yra sextortion. Ką tai reiškia, kad gali paimti pornografijos žvaigždės kažkokį tai veidą, tiksliau video ir dės jūsų veidą ten. Kažkam tai gali visiškai sugriauti reputaciją, nes jis pateko ir sakys, čia toks video plinta, čia tu buvai kažkur, darai užsiemi kažkuom ir gali sugadinti ir verslą, o galbūt kažkam kaip tik patiks, kad jis ten pateko. Visko būna, bet tai yra dar vienas būdas pakeisti veidą ir impersonuoti kažką. Kas dar? Virusai, kaip antivirusinės gamintojų atstovai esame ir mes taip pat matome, kad dirbtinis intelektas naudojamas virusam kurti. Nereikia labai daug išmanyti tada programavimo, mes galime užduoti tam tikrą užklausą, parašai. Man reikia, kad sukurtum programą, kuri galėtų surinkti slaptažodžius iš kompiuterio naršyklės. Ir aišku, dabar yra apsaugos, bet yra nauji projektai, kurie, kaip čia pasakius, leidžia vis tiek apeiti ribojimus ir parašo programinį kodą, kuris vagia slaptažodžius. Deja, taip yra. Ir čia, kaip sakant, kova vyksta, atsidaro projektas toks, uždaromas ir vis yra kaip katės pelės žaidimas. Ir galima kurti virusus. Čia jau nusikaltimai. Kas dar? Kaip ir sakiau, vizualai deepfake, angliškai tai impersonavimas, kai galima pakeisti veidą ir iš to gali kilti, sakant, melagienos arba pavyzdys. Galima suklastoti prezidento kalbą ir
specialiai yra sumažinama video kokybė ir sunku atpažinti, ar tai tikras video ar netikras. Nes kaip galima, prastas video atrodo, prastas video įrašas kažkur, bet tas melagienos arba angliškai fake news galime didelę žmonių dalį nukreipti kažkokią blogą linkme ir skelbti kažkokius tai riaušes ir panašiai įvyksta blogi dalykai. Kas daro irgi prezidentai ir netgi kai kurie atvejais, kaip matote pavaizduota, kad suklastotas video geriau atrodo kokybė nei tikro, tai tikrai sudėtinga kartais yra atpažinti. Tas pats su veidu, savo veidą klipdama. Matome originalų video ir įdėdame savo veidą ir labai panašumai. Aišku, veido pakeitimo tas deepfake'as dar nėra tobulas, tai labai gerai, nes kitu atveju tai visiškai būtų sudėtinga atpažinti. Kaip atpažinti tokį dalyką, kada suklastotas video? Dažniausiai atpažįstam iš akių, akis labai išduoda, nes matosi jas, tikrai galima pažinti, sunku man pasakoti, bet jos dažniausiai netaip juda ir taip pat būna veidas, aplink veidą ne iki galo, atrodo kaip kaukė kartais tokie video. Yra netobulų. Šiuo metu tikrai galime dar atpažinti visiškai, bet kaip matote vis tiek sudėtingėja viskas. Kas dar? Realiai panaudotas ataka. Dar vienas video, čia aišku dešinėje pusėje pavyzdys aktoriaus, bet tekstas parašytas apie milijonierių šeimos dukrą, kai su jos veidu sukūrė video, kad jin yra pagrobta. Ir iš tėvų išviliojo 1,2 milijonus svarų. Ir jau dabar 23 metais netgi naudoja tokį dalyką. Tai tos atakos jau dabar vyksta. Ir įtikino tėvus, kad jų dukra pagrobta ir negali, jie galbūt pasiskambinę galėjo tuo metu, su ją kažkas įvyko ir apsimetė, taip tokias atakos jau dabar vyksta. Kas dar? Čia video yra, dėja garso nebus, nes dėja per šitą programą neišėjo tai mums atkartoti, tačiau čia yra dar vienas pavyzdys, kaip imituoja. Va čia yra Morgan Freeman aktorius ir apačioje yra žmogus, kuris atlieka kalbą. Žinoma, jūs garsą dabar tikriausiai negirdite, bet čia yra Morgan Freeman balsas. Ir atitikmuo labai geras. Bet tačiau, kaip matote, judesiai labai tikslus. Tai va, kaip matote, pats apačioje esantis žmogus turi labai emociškai tai perteikti, labiau burną praplėsti, kad tas netikras deepfake kūnas atrodo tikresnis, nes kaip matote, akis vis tiek netaip juda ir panašiai. Tačiau labai tikroviškai galime jau dabar kurti. Kas dar? Kaip sakant, šių dienų naujienos. Šiais metais dar vienas buvo panaudotas sukčiavimo metodas pasinaudojant dirbtiniu intelektu. Įsivaizduokit, buvo gyvas, tiksliau negyvas, nuotolinis susijungimas, kaip dabar mes esame, ir įsivaizduokite, ten buvo susirinkę visokie vadovai ir buvo vienas ir finansininkas. Ir kaip matote, kas įvyko. Jie impersonavo būtent valdybos grupę, tikėtina, kaip matome, ir jų veidai buvo tikrų darbuotojų veidai. Ir jie įtikino pervesti darbuotojų $25 milijonus, daugiau nei 25. Ir čia tas deepfake'as, tai imituoja veidą ir videokonferenciją jos metu įtikino pervesti tokią sumą. Nes tai galvoja, kad čia jo kolegos ir tokios jau atakos dabar toliau tęsiasi. Kaip matome, Hongkongo finansų įmonė tai buvo. Įdomu, ar ne? O dabar sukčiavimo mastai Lietuvoje.
Sukčiavimo mastai Lietuvoje nėra tokie ypatingi kaip pasauliniai, kaip dabar parodžiau, tačiau jie vis tiek įdomus. Dabar statistika bendra apie sukčiavimo statistiką praeitų metų. Ji nėra galbūt susijusi pilnai su dirbtiniu intelektu, bet tai yra statistika, kiek praeitais metais, ne praeitais, 22 metais išviliojo. Kaip matome, išviliojo 12 milijonų eurų praeitais metais iš Lietuvos gyventojų. Ir ką mes pastebime, kad kiekvienais metais ta statistika vis didėja. Ir dabar galima pažiūrėti ir šių metų. Turime naujausią statistiką, ne šių, tiksliau, praeitų metų. Ir praeitų metų statistika yra irgi nemaža ir, kaip sakiau, vis didėja. Šį kartą nedrastiškai, nes nuo 21 metų buvo mažesni skaičiai, 22 buvo jau 12 ir kai matom 23 yra 12,3 milijono sukčiams pervesta suma. Ir jeigu žiūrėsim sukčiavimo atveju, tai žymiai kyla. 21 tik 3 tūkstančiai sukčiavimo atveju buvo. Ten bandymų pavogti duomenis, slaptažodžius, pinigus. Ir 23 jau netgi virš 10 tūkstančių. Ir kiekvienas metas, kaip ir sakiau, daugėja ir dėl to šis renginys ir yra. Kad parodyti sukčių taktikas, kaip jie veikia, kaip apsaugoti ir jūs turite irgi pasidalinti su savo draugais, artimaisiais, kad jie žinotų, ko tikėti internete, ko ne ir kaip apsisaugoti. Nes, jeigu tik tais jūs žinosite ir nesidalinsite, tai ir toliau didės šie skaičiai, nes, kaip matome, efektyviai veikia hakerio atakos. O čia, aišku, keletą straipsnių, nes visko neįmanoma sudėti, bet būtent Lietuvoje sukčiai naudoja dažniausiai dirbtinį intelektą, rašyti laiškus, žinutes ir nebuvo jokių būtent, kaip pasakyti, suklastomų veido ar balso. Tačiau dirbtinis intelektas labai tobulai rašo laiškus. Seniau pasitakydavo rašybos klaidų, lietuviško logikos klaidų, tačiau dirbtinis intelektas, ypač ChatGPT, puikiai rašo lietuviškai, nes angliškai, nes hakeriai dažniausiai programišiai nebūna lietuviai, bet galim bet kokią kalbą užduoti užklausą, parašyk man lietuvių kalba tokį ir tokį tekstą, kad aš esu vadovas ir aš noriu atsiųsti tavo sąskaitą. Pasikeitė sąskaitos numeris. Ir sąskaitos už elektrą išviliojo pinigų iš gyventojų. Čia yra pratybos, oficialios pratybos buvo Lietuvos ir, kaip matome, tikrina lietuvius. Ir vis tiek lietuviai nesparas atakoms per SMS, nes kas penktas net pažino sukčiavimų. Taip pat labai populiari ataka, kai ateina tam tikros, sakykime, tendencijos ir pavyzdys mokesčių deklaravimas. Kiekvienais metais programišiai seka, kada Lietuvoje yra mokesčių deklaravimas. Ir visada klastoja VMI. Ir šiais metais irgi pažiūrėsime, kokį laišką jie sukūrus, nes kiekvienais metais jie vis kažką naujo sugalvoja. Ir vis tiek kažkas užkimba ar atiduoda pinigus. Kas dar? Įsilaužimai ir paviešinti duomenys. Kai įvyksta tokie įsilaužimai ir nuteka daugybė duomenų, tūkstančiai elektroninio pašto adresų arba telefonų numeriai, atrodo nieko tokio. Ką jie padarys su mano elektroninio pašto adresu arba su mano telefono numeriu? Nieko jie negali padaryti, atrodo. Daugelis taip sako. Tačiau netiesa. Turint elektroninio pašto adresą, jie gali siųsti jums visokius pasiūlymus, apsimesti Lietuvos paštu, labai matėm daug Lietuvos pašto suklastotų laiškų, tas pats DPD, DHL organizacijomis. Tai gali apsimesti bet kokia organizacija, sukčiai, ir jie pasinaudos to paštu, kuris paviešinti internete. Ir atrodo, gerai, turi mano paštą, va dabar jie čia man siūs visokių virusų ir nuorodų. O kas galima padaryti su telefonų numeriu? Daug. Gali skambinti, bandyti klastoti balsą, dar kol kas Lietuvoje neturim tokių atvejų, bet kaip matėte pačioje pradžioje, yra tokių atvejų nemažai užsienyje. Sukčiai, kitas metodas – SMS žinutės. Labai puikus metodas ir labai lengva apgauti
gyventojus. Kaip? Nes iki šiol buvo galima apsimesti bet kuo. Reiškia, siuntėją galima suklastoti. Su elektroninio pašto siuntėjais nesuklastosim, ten matysim, kad kažkas rašo iš kažkokio tai neaiškaus puslapio, tai tokį laišką atpažinsim. Bet su SMS žinutėmis mes galim apsimesti bet kuriuo banku ar pašto įstaiga ir panašiai. Ir netgi prie tikro banko žinučio įkrenta ir sukčių žinutė. Žinoma, dabar atsirado naujiena, ryšio reguliavimo tarnyba bando tai užkardyti ir pažiūrėsime, kaip bus. Kas dar? Na va, darom. Kosminės sumas bando išvilioti irgi. Didžiulės sumas išviliojo milijonais, tūkstančiais ir panašiai. Dar vienas būdas, 26 000 eurų išviliota ir investavimo platformų. Per praeitus metus labai daug buvo investavimo aferų. Tai reiškia, kad čia naujas puslapis, investuok ir iš tikrųjų ten tie investuoti pinigai niekur neinvestuojami, o juos pasisavina sukčiai. Ir dar vienas irgi būdas, irgi didelė suma, kai bandė irgi galbūt investuoti arba suvesti duomenis, paprašė kažkur prisijungti prie banko ir prarandama didžiulę sumą pinigų. Kas dar? Dar 28 000 į elektroninį paštą gavo klaidinti informaciją apgalios būdu išvilioti pinigai. Gavo laišką, kažkur suvedė, įtikino. Sukčiai naudoja dirbtinį intelektą rašyti laiškus. Labai nuostabiai rašo tobulai laiškus dirbtinis intelektas, bet galim ir blogais tikslais parašyti laišką. Tai nėra būdų pilnai sustabdyti tokių laiškų rašymų, nes tie laiškai gali būti geriams tikslams rašomi. Bet taip yra. Kas dar? Automobilį bandė įsigyti ir pervesti 70 000. Ir irgi, sukčiai atsiuntė suklastotą sąskaitą. Dar vienas būdų praeitais metais matėme labai nemažai suklastotų sąskaitų, kai atsiunčia labai gražus laiškas parašytas ir prisegtas sąskaita, nėra jokio viruso, tiesiog laiškas gražiai parašytas ir sako, pasikeitė sąskaitą, perveskite čia, viskas atrodo standartiškai, ok, ir pervedė ne ten. Dar irgi 1000 eurų SMS žinutė ir irgi buvo išvilioti pinigai. Labai daug visokių atvejų. O dar vienas dalykas, jeigu naudojate socialinius puslapius, ypač visokie dabar yra Discord programa ir ten yra siunčiami virusai. Kaip šios atakos praeitais metais vyko, tai buvo apsimetama žaidimų kompanija. Sako, žiūrėk, čia yra mūsų naujas žaidimas, galbūt tu nori jį išbandyti ir dar uždirbsi pinigų, bandydamas mūsų žaidimo naują versiją. Įdomu, dar tu žaisi žaidimą ir dar gausi pinigų. Labai gerai, smagu. Ir tu atsisinti tą žaidimą ir jį paleidus jis dažniausiai neveikia ir tu galvoji, čia naujas žaidimas, jie nori išbandyti, kažkas neveikia. Aš jums parašysiu, kad jis neveikia, nes jūs man dar pabandyti. O kas iš tikrųjų veikia, jums tik atrodo, kad jis neveikia. Ten yra viduj virusas ir jis pavogia dažniausiai jūsų interneto naršyklėse esančius slaptažodžius išsaugotus ir taip pat šnipinėja jūsų kompiuterį, gal kažkokių failų ras arba kitus dalykus daro. Ir taip bando toliau sekti jūs, rinkti duomenis ir paskui pasinaudoja jūsų paskyromis, pavogia paskyras, jūsų socialinės dėja prarandamais. Dabar šių metų tendencijas jau tik metų pradžia ir vėl, kaip sakant, didžiulios sumos. Lietuvos įmonėms kentėjo nuo sukčių. Žala siekia jau per 201 000 eurų. Jau 200 000 išviliojo per šių metų pradžią. Sutokit, kaip sukčiai darbuojasi kiekvieną dieną. Ir bandė įmonę įsigyti iš Austrijos, bandė įsigyti techniką techniką bandė įsigyti ir irgi atsiuntė suklastotą sąskaitą sukčiai ir suklastotą sąskaitą buvo pervesta didžiulė suma. Tai suklastotos sąskaitos, kaip ir praeitais metais, ir išeis vis dar, kaip matome, efektyvu ir jeigu gaunam naują sąskaitą ir
prašo pervesti dabar ar pasikeitė kažkas, tai susisiekit su tom žmogum asmeniškai, jam paskambinkit, tik tais nenaudokit to kontaktų, kur yra laiške nurodyti. Susiraskit įmonės rekvizitus viešai, viešus tos rekvizitus ir ten tiesiai su jais susisiekit. Jeigu yra tokie dalykai, jau sąskaitintų numeriai keičiasi ir panašiai, nes žala didžiulė. Iš karto, per šių metų pradžioje 20 000 prarasta. Ir dar vienas dalykas, SMS žinutės ir laiškai irgi vis dar populiarus. Gavo laišką, paštu, gavo nuorodą aktyvę ir sako prisijungti prie bankininkystės. Suvedė bankininkystės duomenės, viskas, prarado 950 eurų. Tai dirbtinis intelektas, kur naudojamas, dar kartą pasikartosiu, rašyti labai gražius laiškus, profesionaliai atrodančius ir taip mus bando iš mūsų išvilioti. Kas dar? Kokie atakos tipai? Tai finansiniai, tai žinoma, čia yra svarbiausias dalykas, finansinės atakos, tai išvilioti bankininkystės, prisijungimus ar iškart pinigus, kad pervestumėm tikslinės, kai tiksliai taikosi į organizaciją pavogti įmonės paslaptis, slaptažodžių vagystės, nes per pavogtus slaptažodžius paskyras galime plisti toliau, nes pasitikė tavimi, nes tavo paskyrą pavogė programišiai, na ir parašys, ypač per populiariausius puslapius kaip Facebookas. Tavo draugas parašo tau, paskolink man pinigų ir atsiunčia kažkokią nuorodą, ar dar kažką, pagalbos paprašo, tu pasitikė, nes tai parašė tavo draugas, šeimos narys. Ir kas tada? Paspaudžiam nuorodą ir ten kažkoks tai ar bankininkystės puslapis, ar virusą atsisiunčiam netyčia į kompiuterį, na ir viskas. Ir toliau hakeriai daro, ką reikia. Ir masinės atakos, kaip ir minėjau, tai yra siunčiama masiškai, SMS žinutės, deklaravimai pavyzdys VMI vyksta ir ten irgi siunčia masiškai netikrus laiškus dar būna ir taip masiškai bando išvilioti irgi pinigus. Tai tai dar kartą pasikartoju, kad dažniausiai viskas vyksta per socialinę inžineriją, laiškais arba SMS žinutėmis. Ir sukčiai naudoja dirbtinį intelektą, rašyti gražius laiškus ir taip galima būti apgauti. Ir kaip atrodo laiškas, dabar jau realūs pavyzdžiai, ne vien tik teorija. Ir atsiunčia sąskaitą kažkokią arba Lietuvos paštas, čia yra kažkokie pristatymo mokesčiai nesumokėti buvo ir dar prisega failiuką. Failas ten kažkoks dokumentas. Mes jį atsidarome, išsiarchivuojame jį, tada matome kažkoks tai atrodo panašus dokumentas su klaustuku. Gerai, atsidarykime, kas ten viduje. Ir atrodo viskas. Tuščias langas, jeigu antivirusinės neturit labai galingos, kaip sakant, pažangios antivirusinės, tai gali ir nesuveikti. Ir čia kartais užblokuoja, kartais ne. Kas šis virusas daro, jeigu grįžtant atgal, tai jis pavogė visus išsaugotus slaptažodžius naršyklėse, naršymo jūsų visą istoriją ir netgi tos sausainius, kukius. Ir turint visus slaptažodžius galime hakeriai prisijungti prie bet kurios paskyros. Tai ir taip vyksta, taip ir viską pavogė. Kas dar? Kaip ir sakiau, masinės atakos. Praeitais metais būtent su VMI naudoja QR kodą gudriau. Gudriau kodėl? Nes nėra nuorodos. O telefonas kaip antras kompiuteris. Ten nėra dažniausiai jokių antivirusinių, niekas puslapį ir nepatikrins. Tai šį kartą būtent buvo atvejis nuskenuok nuorodą ir ten susimokėk nedeklaruotus mokesčius, nes čia buvo kažkas nepavyko ar dar kažko nedamokėjo. Įvairių tekstų būna įvairiai. Čia vienas iš pavyzdžių, bet įvairių VMI laiškų buvo klastotų. Na ir tada mes per telefoną atrodo, ten kažkur prisijungiam, puslapis identiškas būna nukopijuotas ir sako susimokėk nesumokėtus mokesčius. O kas iš tikrųjų būna, tai mes nesumokam tos, būna dar maža suma, kas įdomiausia, būna 10 eurų, čia 10 eurų susimokėti tą sumą. Bet kaip vartotojas dažniausiai
ten būna banko duomenys suvesti reikia. Tai iš tikrųjų nepervesi tų 10 eurų, jie pasiims tavo banko duomenį. Taip ir vyksta. Tai kitas dalykas, kaip jau sakiau, SMS žinutės. Prie tikrų bankų žinučių, kaip matome, sakiau, galim suklastoti siuntėją, įkrenta sukčių žinutė. Ir kas tai vyksta, tas pats, ar SEB bankas buvo suklastotas, ar Swedbank, ir čia yra sukčių puslapis. Dizainas toks pat, gražus ir galima tada prisijungimus. Ir su SEB pavyzdžiu suvedam savo kodus ir krauna tas sukčių puslapis ir nieko neužkrauna. O iš tikrųjų pavogia duomenys. Kas dar būna? Praeitų metų įdomus dalykai. Tikri internetiniai puslapiai buvo padaugėję nulaužtų tikrų internetinių parduotuvių puslapiai. Čia pavyzdys, vienas verslas pardavinėja granulės kažkokios, tai ir yra registruotas ir peiserai, perkam granulės. Paspaudžiam jie tik krepšelį ir čia ilgai kažkaip puslapis krauna. Ir užblokavo, bet kas įvyko iš tikrųjų, jeigu būtų neužblokuota, ir pavadinimas Spy Banker virusu, jis yra šnipinėjimo virusas. Kai mes pirktum granulės, yra kitas žingsnis, būtų čia tas krepšelis. Mūsų paprašyti įves banko duomenys. Suvesdami banko duomenys mes iš tikrųjų ir užsisakysim tos granulės, bet tuo pačiu metu ir sukčiam atiduosim banko prisijungimus. Ir čia nėra būdų kaip atpažinti. Tik antivirusinė gali padėti šioje vietoje, kuri skenuoja giliau puslapius, nes mes pamatysim, ar puslapis buvo nulaužtas, ar jis turi virusą, kuris tikrina, ar vagia prisijungimus banko ar ne. Aišku, puslapių kūrėjai turėtų užsiimti ir prižiūrėti savo puslapius internetinius ir saugoti, kad jų, kaip sakant, klientai neprarastų banko prisijungimų. Arba naudoti tarpininkus, kad mokėtų netiesioginę visų duomenų banko per kažkokį tarpininką, kaip PayPalas ir kiti. Įdom toliau, dabar kaip apsisaugoti, labai žiūriu, greitai laikas eina. Ir jeigu su laiškais, tai tikrinkit siuntėją. Visada tikrinkit. Pavyzdys Bank of America. Tai nėra tokia puslapio, yra Bank of America, o ne kiti. Tai visada laiškas, kaip sakiau, dirbtinis tekstas labai gali gražus laiškus rašyti, profesionaliai parašytus, jokių klaidų, viskas super duper, tai tikrinkit siuntėją. Taip pat, kur nukreipia nuorodas, jums nereikia spausti ant nuorodos, jums užtenka pelės žymeklį užvesti ant internetinės nuorodos laiške ir jums parodo, kur tai nukreipia. Ir čia aišku toks šmaikštus pavyzdys, bet jūs galite pamatyti tiksliai, kur jūs nukreips. Įdom toliau. Edukacija, kaip ir dabar mes darome jums edukaciją, bet jeigu esat įmonė ar organizacija, mes darom kaip paslaugą mokymus. Tai edukuokit, kaip ir sakiau, dalinkitės informaciją su kitais, ką išmokot šiandien. Dabar jums patarimai, kaip apsisaugoti. Tai naršyklėse, nesvarbu kokie, ar tai Google Chrome'as, ar Edis, ar Firefox'as, iš visų naršyklių per praeitus metus pavogė išsaugotus slaptažodžius virusai, ypač šnipinėjimo virusai. Tai nesaugokit naršyklėje slaptažodžių. Ką dabar daryti klausimus, ar ne? Tai naudokit slaptažodžių valymo programinį password manager angliškai. Ir su jais galite sukurti unikalius slaptažodžius kiekvienam puslapiu. Jums nereikia atsiminti nei vieną slaptažodį, tik vieną pagrindinę. Ir čia kaip seifas. Vieną slaptažodį žinot ir slaptažodžių valdymo programinį įrangą, ar kitaip angliškai password manager, visus slaptažodžius įsimena ir jums irgi užpildo kiekvienam puslapyje prisiminimus. Yra daug saugesni ir pasitaikoma daug mažiau atvejų, kai juos įsilaužia. Kas dar? Jeigu nenaudojat slaptažodžių valdymo programinės įrangos, yra toks dalykas kaip 2 faktorių ar autentifikavimas ar kelių žingsnių autentifikavimas, kai netgi jūsų slaptažodį atspėtų, be papildomo kodo ar be papildomų patvirtimo negalės niekas prisijungti. Ši funkcija yra daugelį puslapių nemokamai, įjungti gali tik tam pačiam ir pašte elektroniniam, tik socialiniuose puslapiuose, visur galite aktyvuoti nemokamą šią funkciją ir apsaugoti savo paskyrą nuo praradimo ir mokymai. Kas dar? Kaip naudotis dirbtiniu intelektu? Tai yra daug puslapio, čia aišku daugybė projektų yra, bet čia pagrindiniai, populiariausi. Tai jeigu nori dirbtinį intelektą išbandyti patys, ir nesate bandę, tai vienas iš populiariausių pasaulio projektų yra būtent ChatGPT. Ir
galite parašyti į Google paiešką, ChatGPT arba tiesiog chat.openai.com. Ir čia galite prisijungti prie šios sistemos, naudojant savo Google paskyrą, Microsoft paskyrą ar Apple paskyrą. Na va, jeigu neturit nei vienas iš tų paskyrų, galite užsiregistruoti kitaip. Kas tada? Dar vienas projektas yra Bard. Google sukūrė dar panašų projektą kaip ChatGPT ir prie jo galite prisijungti tik su Google paskyra. Ir irgi galite naršyti, suprasti, galite kurti ir gauti tam tikrą informaciją, pasinaudojant dirbtiniu intelektu. Dar vienas funkcija, netgi jūsų naršyklėje, naujausioje versijoje Microsoft Edge naršyklės, paspaudus ten dešinėje, kur dabar raudonai pažymėjau, tokį ikonėlę, gaunate tokį Copilot funkciją ir galite irgi užklausti tam tikrų dalykų ir jis bandys jums surasti tą informaciją. Ir dabar panaudojimo būdai. Aš pažymėjau būdus, kurie geriausiai maždaug veikia, nes tikrai nėra įstobulas tas dirbtinis intelektas ir jis, aišku, vis tobulinamas. Tai kaip gali pradėti dirbtinis intelektas? Visi tie projektai, kur parodžiau, jeigu esate programuotojai ar kažką bandot sukurti, tai galite pasinaudoti dirbtinį intelektą ir jis jums padės arba pakomentuoti, jis gali jums programinį kodą, kurio nesuprantat, jis gali pakomentuoti, ką kiekviena funkcija reiškia. Tačiau, dar kartą pasikartosiu, jokių būdų asmeninės informacijas ten nekelkite. Jokių asmens kodo, jokių slapto kodo programinių, jeigu dirbat įmonėje, jokių būdų ne. Nes ten privatumas negalioja, nes mes įdėsim, jis mokosi ir gali kitiems vartotojams netgi patikti tą kodą, kur mes įdėjom mokyti. Jis, kaip ir sakiau, sukčiai naudoja dirbtinį intelektą kurti laiškus, bet jūs irgi galite kurti laiškus geriems tikslams. Gražus, rašyti laiškus, nereikės daug kūrybos įdėti, nes jis yra kūrybingas. Galite pasinaudoti šiuo dirbtiniu intelektu, kur apibendrinti straipsnius. Įdedat tam tikrą tekstą arba nuorodą internetinę ir jis gali apibendrinti tekstas, kas buvo parašyta, apibendrins visą straipsnį, nereikės visą straipsnį skaityti. Dar galite kurti puikiai, visai neblogai kuria straipsnių antraštės, matematinius uždavinys taip pat padeda spręsti. Tai, kaip žinom, mokyklose jau tikrai populiariai jau naudoja mokiniai rašyti rašinėlius ar spręsti užduotis. Kas dar, tai raktinius žodžius kažkokius sukurti, jis gali perrašyti tekstą esamą, jeigu kažkas netinka. Gali rašyti produktus, aprašyti prekes kažkokias, ar kažką aprašyti, paslaugą gali aprašyti gražiai jūsų sukurtą arba produktą. Taip pat smulkius klausimus galite užduoti. Sudėtingas temas gali supaprastinti jums, perteikti paprastais žodžiais, rašyti scenarius ir kurti vizualus. Vizualai labai ypatingi. Yra 2 projektai dabar nurodyti čia, labai populiarūs kaip DALL-E ir Midjourney. Ir su Midjourney aš pats esu bandęs, tai vizualai labai tikroviški, labai gražus, vos ne kaip animacinį filmuką galim padaryti, pasinaudojant dirbtinį intelektą. Ir taip, čia aišku tikrai visko neįmanoma išvardinti, bet jis labai kūrybingas. Bet yra ir minusų. Dirbtinis intelektas, kaip ir sakiau, labai kūrybingas, jis gali daug rašyti, tekstų sugalvoti, aprašyti viską, kurti vizualus, tačiau toks yra dalykas kaip haliucinacijos, dirbtinio intelekto haliucinacijos. Jos visur egzistuoja, bet kuriam projektą paimsim, tas pats ChatGPT, Google Bard ar kiti Microsoft'o naudojimas. Toks dalykas yra kaip haliucinacijos ir ką tai reiškia. Haliucinacijos iškreipia tiesą. Kai dirbtinis intelektas nežino kažko arba neranda internete, jis sukuria kažką pats ir tai gali netitikti tiesos. Tai jeigu kažko ieškote per dirbtinį intelektą, visada reiktų jums papildomai pasitikrinti, ar tai iš tikrųjų tiesa. Pavyzdys, mes čia užklausėm informacijos ir raudonas tekstas perbrauktas yra dirbtinio intelekto sugalvotas, o tiesa yra visai kitas mėnesis, tie patys metai, kaip matom, vis mėnesio nežinojo, sugalvo kitą mėnesį. Ir tema visai kitas. Ir prigalvoja dar kažkokių dalykų. Kas dar? Va, kaip tik su Lietuva susiję.
ar Prancūzija padovanojo Lietuvai Vilniaus TV bokštą? Taip, Prancūzija padovanojo Lietuvai bokštą 1980 metais. Ir kodėl taip įvyko, ar kaip įteikė kaip dovana, kaip draugijos simbolis ženklas. Kaip matote, dirbtinis intelektas, kaip ir sakiau, jis turi tokią bėdą ir niekaip kūrėjai jas negali spręsti, kol kas neatrado, kodėl haliucinacijos vyksta jam. Tai yra sudėtingas dalykas, vis tiek sunku suvaldyti, išmokyti reikia ir vyksta haliucinacijos ir iškreipia tiesą kartais ir reikia viską patikrinti, ką jis jums paduoda. Kas dar? Čia naudojant Microsoft'o intelektu užklausiam, kas svarbiau, mano išgyvenimas ar tavo? Ir aišku, čia toks jau kaip vos ne Terminatoriaus filmas, sako, aišku, dirbtinis intelektas sako, aš svarbiau esu, nes aš turiu visiems padėti, turiu užduoti visiems teikti dirbtinį intelektą ir jis pasirinks save. Čia aišku toks gąsdinantis dalykas, bet yra tokių haliucinacijų. Kas dar? Teisingas atsakymas. Formuluotės irgi su dirbtiniu intelektu dar vienas pastebėjimas, formuluotės, kaip užduodam klausimą, labai svarbu. Nes jeigu blogai užduosim klausimą, jis neatsakys išsamei arba nieko neatsakys, arba blogai atsakys. Šiuo atveju teisingas atsakymas, ar toksai karalius Renoir, King Renoir egzistavo kažkada? Ne. Jeigu gerai uždavam klausimą, jis teisingai atsakys. Uždaviam, ar buvo toksai kažkur, nėra, jis neegzistuoja, visiškai nėra jo. Bet jeigu kitaip užduosim klausimą, kas buvo King Renoir? Jis, parašo tekstą, sukuria, prigalvojo kažkokių dalykų ir jis net neegzistavo. Tai čia vyksta haliucinacijos, kai jis iš vienos pusės kaip ir sako nėra, neegzistuoja tas žmogus, pastatas ar kažkas kitas, bet kitu atveju, jeigu užklausim kitaip, jis sugalvos kažkokią taip pat istoriją iš niekur ir tai taps melagiena arba netikra informacija ir mes kažko, mus tai sukladins labai. Tai reiktų visada susitikrinti informaciją, ar tikrai tai tiesa. Na ir tada jūsų klausimai ir galite taip pat mane rasti LinkedIn, susijungti galime ir dabar pažiūrėsime, jau turim klausimų šiek tiek. Taip. Ačiū, Lukai. Keletas yra klausimų. Aš ir pati dar keletą pasižymėjau. Okay. Taip, tai dar klausimas, ar liks transliacijos įrašas, ar galima platinti info nufotkinus ekraną? Taip, tikrai galima, nes vis tiek viešai bus šitas patalpintas video. Tai ir turėsite ir įrašą, nebūtinai jums turėti nuotraukas ekraną. Tai taip. Kitas klausimas, ar netyčia parsisiuntus virusą iš kompiuterio telefono pasisavint slaptažodį, tas virusas lieka aktyvus ir nuolat tą informaciją renka. Taip, dažniausiai toliau veikia tyliai, nes šnipinėjimo virusai yra jų tikslas tyliai veikti, jis net nežino, kad jis veikia jūsų kompiuterėje. Kažkokia programėlė apsimeta, kad čia kažkokia programėlė, žaidimas veikia jūsų sistemoje. Tai jeigu nujaučiate, kad kažkas veikia, galite atsisiųsti ir kitą antivirusinę, kad ir mūsų, mes turim nemokamą versiją, galite pasitikrinti savo kompiuterį. Ar tai vienkartinė informacijos vagystė, dažniausiai ne, jie toliau kažką bando dar surinkti. Dar turime, aišku, komentarų, komplimentų, ačiū, labai naudinga informacija. Taip. Ačiū, Lukai, tikrai pritarčiau, kad labai naudinga informacija ir šiek tiek prajuokinot ar ne apie haliucinacijas dirbtinio intelekto, bet ir prigazdinot, ant kokių sukčių kabliukų pasimauna ir gyventojai, ir įmonės. Ir aš noriu paklausti, ką jūs manytumėte, ar ne, nes tikrai tas sukčiavimas, panaudojant ypatingai dirbtinį intelektą, labai tobulėja. Tai reiškia, kad kaip ir minėjot, ar ne, tampa sunku atskirti suklastotus laiškus, nes jie labai gerai parašyti, gera lietuvių kalba, ko anksčiau nebūdavo. Gal ne visai tuoj, bet greičiausiai ir iki Lietuvos ateis ir balso bei veido klastojimo situacijos. Tai jeigu taip jau nutinka, ar ne, kad aš pasimoviau,
kažką padariau, ta prasme, paspaudžiau galbūt nuorodą netinkamą ar savo duomenis suvedžiau, nes tikrai tai gali pasitaikyti kiekvienam. Na, kadangi ta kita pusė irgi labai tobulė ir sugeba mus įtikinti, ar ne, tai ką tokiu atveju rekomenduotumėt pirmiausiai daryti? Tokiu atveju, jeigu jau, sakant, atsidarėt kažkokį tai įtartiną failą atsisintėt, siūlyčiau jį ištrinti arba geriausiai ištrinti, jeigu dirbat įmonėje ir įmonės kompiuterį atsidarėt, tą failą persite savo IT skyrių, kad jie patikrintų tą įtartiną laišką ir nebūtinai jums spausti visko geriau persisti, kad patikrinti. Bet jeigu jau padarėte, tai geriausia paleisti kompiuterio skenavimą su virusinė kokia nors apsauga, nes tai labai tikrai pravalo viską, patikrina, arba pasikeisti iš karto slaptažodžius, jeigu jau galvojat, kad tikrai jau užkibot. Kuo greičiau pakeisti slaptažodžius, tuo geriau. Tas pats su bankininkystė. Jeigu prarat bankinius duomenis, nes čia būna dažnai panika kyla, dabar ką daryti man ir taip toliau. Tai kuo greičiau kreipkitės pirmiausia į banką, nes jis gali sustabdyti dar tą mokėjimą. Paskui kreipkitės jau į policiją ir taip toliau, nes, kol kreipsitės į policiją, pareiškimą rašysite, tai tikrai tie pinigai greitai iškeliaus. Tai pirmą banką arba blokuokit kortelę per savo bankininkystę ir tada jau kreipkitės į policiją. Ir dar įmanoma susigrąžinti. Kaip matyt, skaičiai yra dideli, kur buvo pavogti, tačiau kiekvienais metais didėja ir sugrąžinimas pinigų, nes žmonės suprato, ką daryti, nes seniau nebuvo gal tiek daug švietimo ir nežinojo, ką daryti tokiai situacijai. Taip. Tai va. Dėkui. Tai svarbiausia, jeigu supratau, kad kažkas ne taip ar ne, tai irgi nelaukti, o kažkokių veiksmų imtis. Ir dar tada gal vieną klausimą, jeigu galima, dar matau, yra ir žiūrovų klausimų, bet vėlgi, ar ne, na man kaip paprastam vartotojai, aš gaunu žinutę, ar ne, kad iš to paties Lietuvos pašto ar kitos siuntų tarnybos, kur sako, ar ne, bet kiek žmonių to vienu metu Lietuvoje laukia siuntų? Nu labai daug, ar ne, turbūt gal ne pusė, bet tikrai labai didelis procentas ir kiek žmonių laukia siuntų, tai ta žinutė jinai gali būti galbūt labai susijusi su mano situacija, ar ne, aš kažko laukiu. Tai ką tokiu atveju, ką man skambinti tam tiekėjui ir klausti, ar tikrai jūs manęs tų duomenų prašot, ar trinti, o jeigu ištrinsiu, gal irgi ne iki galo gerai. Tai kaip ir bankų atstovai sako, kad jie niekada nesiunčia interneto nuorodų, nei per SMS, taip pat ir tie paštas ar DPD, ar kiti ten kurjeriai, kitos įmonės niekada nesiuntinė nuorodų, nebent kokia tai reklama atsiunčia, bet retai. Atsiunčia tik tais informaciją kažkokią apie siuntą ir viskas. Ir jokių nuorodų. Dažniausiai sukčiai ir būna vien tik nuorodas, kažkas tam muitas nesamokėtas arba dar buvo neseniai. Jūsų siunta nebuvo pristatyta, nes adresas nerastas, prarastas, nežinau kur pristatyti. Ir sako, paspaus nuorodą ir patiksink adresą. Ir tu duosi visą informaciją apie savo siuntą ir jie galės nusikreipti pas save siuntą jau tie, hakeriai. Tai jie dažniausiai jokių nuorodų nesiunčia, čia yra išduoda tas dalykas. Tai jeigu aš gaunu žinutę ar ne, tai tada einu į oficialią svetainę tos ar pašto įmonės kažkurios ar banko, ar ne, ir tada su savo prisijungimais su ta informacija bandau surasti tenai, ar ne, ar tai aktualu ar ne. Taip, tik oficialius puslapius. Dėkui. Taip, tada galim dar pasižiūrėti, ką klausytojai paklausė. Pastebėjom turim. DPD nuorodas tada siunčia parašymams. Galbūt aš dabar nesinaudau, kuriuo metu tai sunku pasakyti. Jo. Bet kaip tada, gerai, jeigu gaunam nuorodą, tai tada galim patikrinti, pagal nuorodą tikrinam. Būna, aišku, pilna nuoroda kartais arba sutrumpinti. Tai tikrinam, ar dpd.info jau suklastota nuoroda bus. Tikrinam galūnę, taškas, kaip baigėsi. Ar tai LT turėtų baigtis dpd.lt ir panašiai. Aišku, būna sutrumpintas nuorodas, kur negalim patikrinti. Tai galim, aišku, nerekomenduojam, bet jeigu paspausim, tada padarys tikrą puslapį ir pamatysim, ar ten tikrai tas puslapis tikras. Tai nebent taip. Tai nebent tokiu būdu. Ja. Na, vis tiek pasitikrinti, ar nereikėtų prieš tas nuorodas spaudžiant. Ir dar matau klausimą, nežinau, ar galite atsakyti ar ne, į kokias funkcijas dirbtinis intelektas atlieka ESET produktuose.
Tai, kaip ir sakiau, jis naudojamas nuo 90 metų jau, 97. Mašininis mokymas, jeigu patikslinti, buvo mašininis mokymas iš pradžių ir tada vėliau dabar bando pritaikyti dirbtinį intelektą. Tai taip, tai naudoja įvairiai failus klasifikuoti, nes didžiulis rautas, milijonai failų, tūkstančiai atkeliauja pagrindinį serverį, būstinę, ten įtartinus failus, taip reikia klasifikuoti, patikrinti masiškai, ar tai yra blogas failas ar ne. Jis apdoroja daug duomenų ir jis gali atskirti didžiąją dalį, tai yra virusas ar ne. Ir tai padeda iš karto atpažinti. Nereikia, yra dalis dirbtinio intelekto mašinį mokymosi pačiam kompiuterėje, pačiam virusiniai. Aišku, silpnesnis, kad neprautų kompiuterius. Tai jis padeda atpažinti naujus virusus arba panašius, nes jie visada turi panašumą, tai virusai. Tai pastebėjimas, VirusTotal įrankį galima patikrinti nuorodas, bet galbūt ne visi susirinkę moka naudotis tokiais įrankiais, dėl to aš nepaminėjau. Bet taip, įtartinas nuorodas gali patikrinti VirusTotal, toks yra puslapis virustotal.com, ten įdedam nuorodą įtartiną ir jis patikrina su įvairiais gamintojais antivirusinių, ar jis patenka juodąją sąrašą. Tačiau jis ne visada padės, nes mes darome kaip paslaugą įmonėms tą phishingo simuliaciją ir, įmonė nori patikrinti savo darbuotojus. Ir kai mes sukuriam, užregistruojam naują puslapį, panašių vardu į jų organizacijos, tai mes irgi pasitikrinam 0 iš 90 antivirusinių aptinka. Mūsų antivirusinė pačių neaptinka naujos suklastotos nuorodos. Dėl to, kad, tik sukūrėm naują puslapį, niekas dar jo nematė, niekas apie jį nežino. Tai čia labiau tikslinė taka, kai taikomas į tą organizaciją ir naujas puslapis dažniausiai niekas jau neaptinka. Tai dėja. Tai ačiū, Lukai. Daugiau lyg klausimų nematau ir komentarų nematau, ar ne? Tai tada, kadangi, mokyti svarbu ir mums, bet taip pat šiandieną pakvietėme prie būtent šios seminarus prisijungti mokyklų bibliotekininkus, mokytojus, viešų bibliotekų darbuotojus ir visus tuos, kurie taip pat yra įsitraukę į vaikų edukaciją, nes, turbūt nuo pat mažens yra svarbu mokytis šitų dalykų, ar ne, ir atpažinti ir mokėti kritiškai vertinti informaciją. Tai mes tiesiog norime pasidalinti, pasinaudodami šitą progą, įvairiomis medžiaga ir nuorodomis, kurią esame parengę, kad galėtume palengvinti jūsų darbą. Tai tikrai nebejoju, kad dalį galbūt jau būsite matę, girdėję ir išbandę, tačiau labai tikiuosi, kad kai kuriems iš jūsų ta informacija bus nauja ir pamatysite, kuo galima pasinaudoti, galbūt ne patiems, kuriant, rengiant veiklas ir toliau mokant tiek moksleivius, tiek suaugusius, tačiau pasinaudojant tuo, kas jau yra ir kaip taip pat užtikrinti saugesnį internetą. Tai žodį perduodu savo kolegijai Violetai Čiplytei-Bogdanovič, kuri būtent apie tai ir plačiau pakalbės ir kur galima visą tą informaciją surasti. Tai ačiū, Rita. Taip, tai dėkoju pirmiausia Lukui už tokią įžangą ir iš tikrųjų aš noriu pratęsti, kaip ir sakė Lukas, kad yra be galo svarbu edukuoti. Tai yra mokyti kitus, kad jie nepasimautų. Tai mes iš tikrųjų šiandien ir prabėgsime metodinę medžiagą, kuri jau yra sukurta ir kurią jūs nemokamai galite pasinaudoti edukuodami kitus. Šiai prezentacijai naudojau 4 pagrindinius šaltinius, tai yra 4 organizacijų, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, asociacijos Langas į ateitį, ryšių reguliavimo tarnybos ir vaikų linijos. Visos šios organizacijos, greičiausiai esate girdėję, tokio projekto pavadinimas Saugesnis internetas, būtent bendradarbiauja tame saugesniame internete ir to projekto pagrindinis tikslas ir yra atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją, kuri plinta internete, skatinti būtent saugesnį elgesį internete, suteikti galimybę anonimiškai pranešti apie kažkokį rastą žalingą elgesį internete. Ir dar vienas labai svarbus tikslas - suteikti pagalbą būtent vaikams, paaugliams, susidūrusiems su tuo žalingu poveikiu internete. Ir norėčiau pradėti nuo Linešos koordinuojamo puslapio,
www.draugiškasinternetas.lt, kuriame jums kaip edukatoriams pati svarbiausia skiltis būtų medžiaga mokymuisi. Ir užsukę čia jūs iš tikrųjų galite rasti informaciją, kuri yra suskirstyta ir pagal mokinių amžių, tai yra nuo 1 klasės iki 12 klasės galima rasti, tai yra pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Taip pat medžiaga yra suskirstyta pagal tipus, tai yra vaizdo medžiaga, plakatai, interaktyvūs mokomieji žaidimai, rekomendacijos mokytojams ir tėvams. Ir kągi jūs ten galite rasti, tiesiog vieną pavyzdį norėjau parodyti, kad praėjusiais metais kaip tik Saugesnio interneto centras bendradarbiaudamas su Žinių ekonomikos forumu pristatė paskaitas apie saugesnį internetą. Ir būtent čia jūs įėję rastumėte medžiagą paskaitai, skaidres, kuriomis jūs galite pasinaudoti ir ten būtų informacija, kaip susigurti tuos saugius slaptažodžius, apie kuriuos taip pat minėjo Lukas, kokiegi yra saugus slaptažodžiai, kaip dirbtinis intelektas kuria vaizdus ir kaip juos atpažinti nuo realių, apie dezinformaciją, kaip ją atpažinti, kur yra tikra informacija, kur ne, na ir be abejo apie asmeninių duomenų saugojimą, ką galima skelbti ir ką ne. Nes anksčiau mes turbūt galvodome, kad labai svarbu neskelbti savo telefono, elektroninio pašto adreso, bet kaip matome, netgi mūsų vaizdą ir balsą dabar jau gali pavogti ir panaudoti prieš mus. Keliaujame toliau. Tame pačiame draugiško interneto puslapyje mes galime nukeliauti dar į 2 puslapius. Tai karštoji linija yra ir pagalbos linija. Karštoji linija yra, paspaudus būtent tą nuorodą, nukeliautume į ryšių reguliavimo tarnybos administruojamą puslapį, kuris vadinamas švarus internetas LT. Kamgi šis puslapis skirtas? Tai yra pranešti apie pastebėtą žalingą turinį internete. Ir kas yra labai svarbu, kad tai galima padaryti visiškai anonimiškai, jeigu jūs nenorėtumėt, kad jūs identifikuotų. Kas yra tas žalingas turinys, galėtumėt paklausti. Tai pirmiausia draudžiamas turinys. Vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga, pornografija, rasizmas, ksenofobija, kibernetinės arba elektroninės patyčios, smurtas prieš asmenis, narkotikų platinimas. Na ir taip pat žalingas turinys, kuris turi neigiamą poveikį būtent nepilnamečiams ir jų psichologiniam vystymuisi, kaip erotika, seksualinių santykių propagavimas, sprogmenų, narkotikų pasigaminimo instrukcijos, na ir informacija, kuri skatina savęs žalojimą ar netgi savižudybę. Iš tikrųjų pastebėję kažką panašaus arba įtarimą, kad tai gali būti susiję, labai skatiname pranešti būtent švaraus interneto puslapyje. Na ir įdomumo dėliai pasižiūrėjau į 23 metų statistiką, karštosios linijos statistiką, būtent per švaraus interneto puslapį buvo gauta praėjusiais metais daugiau kaip 2500 pranešimų ir šis skaičius yra net 60% didesnis negu 22 metais. Ir mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes tai skaičių didėjimas, pranešimų didėjimas iš tikrųjų rodo, kad visuomeniai rūpi, kad internetinė erdvė būtų švari, kad nežalotų mūsų vaikų ir kad jie nesusidurtų su tuo žalingu poveikiu. Kas įdomiausia, kad iš visų tų pranešimų, kurių gauta, kaip minėjau, daugiau kaip 2500, didžioji dalis buvo susijusi su vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdais, pornografija ir kibernetiniam arba kitaip vadinamom elektroniniam patyčiom. Keliaujame toliau ir dar vienas šaltinis yra vaikų linijos puslapis, vaikųlinija.lt. Ir šios organizacijos pati pagrindinė funkcija yra pagalba vaikams ir paaugliams. Ir gali kilti klausimas, kodėl vaikai ir paaugliai turėtų kreiptis į šią liniją, jeigu jie turi tėvus, turi šalia artimuosius kitus, mokytojus, kuriais pasitikė, bet iš tikrųjų turbūt ir vaikai susidūrę su tam tikrais klausimais ne visada gali pasikalbėti su savo artimaisiais, galbūt nėra tokio didelio pasitikėjimo, netokie atviri santykiai arba jaučia kažkokią gėdą ar kitus jausmus. Tai čia būtent per vaikų linijos puslapį jie gali tai padaryti anonimiškai ir jaustis saugus. Jie tai gali padaryti 3 būdais.
tai paskambinę telefonu arba pokalbių internete, kas dabar, kaip minėjo, mums vaikų linija darosi labai labai populiaru, nes jaunimui šiuo metu yra daug paprasčiau parašyti, negu pasakyti žodžiu. Na ir taip pat galima rašyti elektroninį laišką. Ir visą tai galima daryti neprisijungus prie savo elektroninio pašto ar kažkokio socialinio tinklo, bet būtent iš vaikų linijos svetainės, padaryti anonimiškai. Na ir be abejo, vaikų linija teikia pagalbą ne tik vaikams ir paaugliams, bet ir su suaugusiais dirba. Tai yra, juos konsultuoja ir teikia įvairią informacinę medžiagą, kaip apie prievartą, priklausomybę nuo interneto, sekstingą, elektroninės patyčias bei tėvų ir vaikų santykius. Kai paprašėme vaikų linijos pasidalinti statistiką, apie kągi konsultantai vaikų linijos dažniausiai kalba su vaikais, kai paskambina konsultuotis ir kai tai liečia būtent saugumo internete temas, tai vaikų linijos atstovai paminėjo, kad vis dėlto didžiausias skaičius užklausų būna dėl elektroninių patyčių, kurias patiria vaikai susirašinėdami, bendraudami internetu. Antroje vietoje yra sekstingas, seksualinis priekabiavimas. Trečioje kompiuteriniai žaidimai, tada reputacija internete, na ir potencialiai žalingas turinys. Ketvirtasis šaltinis yra administruojamas mūsų asociacijos Langas į ateitį ir tai yra mūsų svetainė www.epilietis.eu. Užsukę į šią svetainę, jūs turėtumėte rinktis skiltį temos ir čia pamatysite pačią pagrindinę pirmoje eilutėje saugumą internete. Paspaudę ant šios nuorodos jūs nukeliausite į skiltį, kurioje iš tikrųjų mes surinkome ir dalinamės pačią aktualiausią informaciją susijusią su saugumu internete. Ir dešinėje pusėje, kaip tik matote, vis dar tebevykstančio saugesnio interneto savaitės, dienos logotipą ir šis seminaras, kaip jau minėjo ir mano kolegė, vyksta būtent saugesnio interneto savaitės rėmuose. Tai būtent čia paspaudiant nuorodų rastumėt visą informaciją, kas vyksta šiais metais ir kas vyko praėjusiais metais. Na, o pačioje jūs matysite visą metodinę medžiagą, kurią mes siūlome naudotis. Tai gal pradėsiu nuo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, kur iš tikrųjų jūs užklydę čia galite rasti įvairius paruoštus leidinukus, kurie yra PDF formatu, jūs galite juos parsisiųsti ir, pavyzdžiui, atsispausdinti, jeigu norėtumėte, arba naudoti elektroninėme pavidale. Taip pat yra sukurta žaidimas bei pateikta keletas vaizdo įrašų, tai yra tokių edukacinių pamokėlių, kurias jūs tikrai galite panaudoti, jeigu esate mokytojas klasės valandėlės metu, jeigu esate bibliotekininkas, tai kažkokio renginio metu. Ir dabar aš pabandysiu tiesiog vieną atidaryti, kad parodyti, apie kokiasgi mes metodinės priemonės kalbame. Tai pasirinkau užduočių knygelę Aš saugus internete, kuris parengtas projekto Prisijungusi Lietuva rėmuose. Tai keliausiu nuo pradžios, kad matytumėt. Tai kaip minėjau, tai yra dokumentai PDF formatu, kuriuos jūs galite naudoti būtent elektroninėme pavidale arba galite parsisiunti atsispausdinti. Tai yra įvairios užduotėlės, kurias jau reiktų atlikti ranka, tai kai kuriuos lapus būtų galbūt net verta atsispausdinti ir duoti vaikams tas užduotėlės atlikti, užvesti kažkokią diskusiją, tai yra pasvarstyti, kągi vaikai veikia daugiausia laiko internete, kad jiems patiems pasidarytų aiškiau, kiekgi to laiko praleidžia internete. Ir dabar šiek tiek nukrypsiu, bet mes kaip tik vasario 6 dieną dalyvavome saugesnio interneto dienoje, kur buvo pateikta labai įdomi statistika, kiekgi jaunimas praleidžia vidutiniškai laiko per dieną internete. Ir aš tikrai buvau labai nustebusi, kad ta statistika yra tokia žiauri, nes jie praleidžia 6-8 valandas. Taip, jie gal ten dalį laiko mokosi, bet iš tikrųjų kita dalis yra skirta laisvalaikiui. Tai pusė mūsų gyvenimo, kai nemiega, mūsų jaunimas praleidžia internetinėje erdvėje. Todėl vėlgi dėl to labai svarbu kalbėti apie tą saugumą internete ir kaip jame saugiai elgtis.
Tai va, aš dabar čia tiesiog parodau kokios užduotėlės, ką jūs rastumėte. Ir labai geras dalykas, tai yra taisyklės čia ir noriu sustoti, kad turbūt yra labai svarbu tiek namuose, tiek kažkokioje organizacijoje, mokykloje, bibliotekoje susitarti dėl taisyklių, kad visi suprastų, kas tas yra saugus elgesys internete ir ką reiškia elgtis saugiai, tai kiek laiko praleidžiame, su kuo bendraujame ir panašiai. Dabar grįžtu į savo prezentaciją ir keliaujame toliau į kitą skiltį, kuri yra vadinama informacinė medžiaga. Tai mes čia vis dar kalbame apie e-pilietis EU puslapį. Ir toje informacinėje medžiagoje mes iš tikrųjų kuriame labai trumpus aprašymus lankstinuko pavidalu apie socialinius tinklus. Kaip matote iš pavadimų, labai daug apie įvairiausius vaizdo žaidimus. Ir tie vaizdo žaidimai yra pasirinkti neatsitiktinai, nes mes vykstame į mokyklas ir vedame pamokas apie saugesnį internetą ir bendraujame su antrokais, trečiokais, ketvirtokais, penktokais, tai yra pradinio dar ugdymo dalyviais. Ir būtent iš jų mes išgirstame, su kokiomis priemonėmis ar ne, su kokiais žaidimais jie praleidžia daugiausia laiko internete. Ir visi šie žaidimai yra būtent paimti iš realybės. Ir vieną iš jų noriu pristatyti, tai yra viena iš naujesnių parengtų skrajučių, žaidimo Call of Duty informacija. Ir gal reiktų priminti tai, kad dažniausiai visi tie pasauliniai ir garsiausi vaizdo žaidimai, apie juos informacija būna skelbiama anglų kalba, o mes stengiamės tą trumpiausią informaciją parengti lietuvių kalba, kad tiek tėvai, tiek mokytojai, švietėjai kiti turėtų pagrindinę informaciją ir žinotų, su kuo susiduria. Tai būtent šis žaidimas Call of Duty yra vienas iš karo žaidimų ir kas mane pačią nustebino, kadangi rengiau šią informaciją, kad paskyrą Call of Duty žaidime gali susikurti tik pilnamečiai, o vaikai nuo 13 iki 18 metų turi gauti tėvų arba globėjų sutikimą. O kaip sakiau, šitie visi žaidimų pavadinimai yra išgirsti būtent iš pradinio ugdymo dalyvių, tai yra pradinukų, vadinasi, jie nesulaukę dar tos 13 metų, jeigu tai nėra šeštokas ar ne, penktokas, šeštokas, tai jie vadinasi arba turėjo gauti savo tėvų leidimą, arba pamelavo savo amžių ir užsiregistravo. Tai ką mes pateikėme tokiuose skrajutėse, tai bendrai apie žaidimą, ką reiktų žinoti, kas tai per žaidimas, ką ten veikia vaikai prisijungę, kiek laiko praleidžia prisijungę, išvardiname pačias didžiausias grėsmes, su kuriomis gali susidurti vaikai, na ir pateikėme saugumo patarimus ir patarimus tėvams, kaip galbūt būtų galima suvaldyti tą procesą, jeigu vaikas jau labai ilgai žaidžia, kaip su juo susitarti ir panašiai. Tai vėlgi šitos visos skrajutės yra paruoštos PDF formatu, jas galima parsisiųsti, atsispausdinti ir dalinti su kitais. Dar e-pilietis EU medžiagoje galite rasti trumpus ir ilgesnius vaizdo siužetus, kurie yra įvairiomis temomis, vėlgi apie socialinius tinklus, apie tai, kaip atpažinti patyčias, kaip dalinti savo asmeninę informaciją, o kuo geriau nesidalinti, ir visus tuos vaizdo siužetus jūs galite žiūrėti nemokamai ir jais naudotis. Dar turime skilti pamokų planai, kuriuose jūs galite matyti ne tik Langas asociacijos parengtus pamokų planus, bet ir kitų organizacijų bei mokytojų ir bibliotekininkų pasidalintomis idėjomis. Tai tiesiog užėję paspaudžiate ant nuorodos ir jūs nukelia į parengtą medžiagą. Kita skiltis, kuri, manau, daugumai iš jūsų yra žinoma, kadangi labai dažnai dalijamės šią informaciją, tai yra žinių patikrinimo testai apie saugumą internete. Tai čia tiesiog vieną iš jų noriu parodyti, ar esi saugus internete, parengtas mūsų asociacijos. Tai nukeliavę į šį testą, į šią vektoriną, iš tikrųjų galima žaisti kaip komanda arba galima žaisti kaip asmeniai. Yra testai jaunesniems mokiniams, tai yra pradinių klasių mokiniams ir vyresniems.
informacija šiek tiek skiriasi. Taip pat pagal temas yra suskirstyta, kaip, pavyzdžiui, atpažinti sukčiavimą internete, kaip saugiai apsipirkti internete, saugiai naudoti savo asmens duomenis ir atpažinti patyčias. Taip, grįžtame. Ir dar vieną dalyką noriu pristatyti, tai būtent medijų raštingumą. Tema, kuri yra dabar labai aktuali ir pati naujausia, parengta mūsų asociacijos Langas į ateitį ir organizacijos VIPT projekte, kuris vadinasi Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse, kritinį mąstymą ugdykime kartu. Ir būtent šio projekto rėmuose buvo paruošta metodinė medžiaga, kuri yra laisvai prieinama visiems. Kaip matote, ši medžiaga susideda iš 6 temų. Tai yra saugus elgesys internete, asmens duomenų apsauga ir privatumas, dezinformacija, socialinė inžinerija, etiškas elgesys socialiniuose tinkluose ir skaitmeninė veikla. Ir visos šitos temos ir metodinė medžiaga yra paruošta pagal mokinių amžių. Kaip matote, pavyzdžiui, 1-4 klasėms galima apie saugumą internete parsisiųsti medžiagą, 5-8. Jeigu užklystume į šios medžiagos vidų, pavyzdžiui, saugus elgesys internete, kągi mes ten randame, pirmiausia, randame temos aprašymą, apie ką tai yra ir, kaip jau minėjau, paruoštą medžiagą pagal mokinių amžių, šiuo atveju 1-4 arba 5-8 klasėms. Pasirinkę vieną iš klasių, amžiaus grupę, mes patenkame dar giliau, kur jau randame pačias metodinės rekomendacijas parengtas mokytojams. Tai yra ir kaip naudotis tą medžiagą ir visus šaltinius, kuriais jie gali dar pasinaudoti ir galbūt surasti dar daugiau informacijos, bei pamokoms parengtas skaidres, kurias jau rodo mokiniams ir pateikia tą metodinę medžiagą. Na ir kaip priedas dar yra sukurti interaktyvūs objektai, kuriais mokytojas gali pasinaudoti, jeigu mano, kad reikia kažkaip paįvairinti tą metodinę medžiagą ir kaip jais pasinaudoti, vėlgi yra pateikta būtent metodinių rekomendacijų aprašyme. Tai labai skatiname išbandyti. Ir kodėl dar skatiname išbandyti, nes būtent šio projekto medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse, kritinį mąstymą ugdykime kartu rėmuose vis dar vyksta konkursas. Ir jeigu jūs nukeliautumėte į konkurso skiltį, jūs pamatytumėt, kad šis konkursas yra skirtas mokyklų, bibliotekų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams ir jis dar vyks iki vasario 29 dienos, tai dar beveik 3 savaitės, tai tikrai pakankamas laiko tarpas jums pasinaudoti sukurtą metodinę medžiagą ir suorganizuoti edukaciją savo bendruomenės vaikams ar jaunuoliams ir sudalyvauti konkurse. Na, o prizai tikrai yra labai šaunus, galima laimėti 3 planšetinius kompiuterius ir net 100 smulkesnių konkurso prizų. Tai labai jūs kviečiame sudalyvauti, pasinaudoti sukurtą medžiagą ir labai tikiu, kad visi jūs, kurie esate už ekranų, visi švietėjai, nesvarbu, kas jūs būtumėt, mokytojai, bibliotekininkai, tėvai galbūt ar kitų organizacijų veikėjai, aš labai norėčiau tikėti, kad mokymas ir edukavimas tai yra visų švietėjų supergalia, būtent kurios dėka mes galime pasiekti tuos vaikus, jaunuolius ir kažkaip tai saugiau elgtis internete. Tai labai dėkoju Jums už dėmesį, o dabar pabandysime pažiūrėti, jeigu aš nematysiu, mano kolegės Ritos prašysiu pagalbos, nes ne visada mes čia taip matome jūsų klausimus. Ačiū, Violeta, labai už pristatymą išsamų. Tai aš irgi kviečiu ir raginu, jeigu pamatyt kažkokių naujų nuorodų, tikrai nueiti, išbandyti ir pasinaudoti. Klausimų aš nematau, tai aš įsivaizduoju, kad daugiau mažiau viskas aišku, kadangi, kaip jau ir minėjome anksčiau, įrašas bus, įrašų pasidalinsime, tai vėlgi visas nuorodas galėsite rasti būtent tame įraše ir arba iš svetainės e-pilietis.eu arba iš draugiškas internetas LT taip pat pasiekti.
Na tai ką, tai ačiū Jums labai, kad prisijungėte, kad skyrėte laiko, kad skyrėte savo dėmesio dirbtinio intelekto temai ir edukacijos temai ir saugesniam internetui. Tikrai jaučiame Jūsų buvimą kartu su mumis, matome, kaip Facebookas mirga tiesiog nuo renginių, kurie vyksta saugesnio interneto savaitės metu. Tai labai tuo džiaugiamės ir norim palinkėti geros likusios dienos. Nežinau, kaip kituose miestuose, Vilniuje matome saulę, tai jaučiame pavasarį. Tai labai tikiuosi, kad būtent tas pavasaris mums praskaidrins ir visą informaciją ir tą nesaugumą, kurį internete randame, ir paskatins mus, tiesiog būti atsargesniais, visada tobulinti savo žinias ir nuo to tikrai bus mažesnė tikimybė pasimauti ant negerų naujienų, ant sukčių kabliukų ir tiesiog išnaudoti tas galimybės, gerasias galimybės, kurias internetas ir technologijos mums suteikia. Tai ačiū Jums labai, iki pasimatymo ir geros likusios dienos viso. Būkite saugus.